Laidą remia Kosmira. 15 metų su jumis. Anticeliulitinės priemonės, jauninantį kremą ir ionizuotas dušo galvutes. Labas rytas, kol mėgaujatės sekmadienio pusryčiais, duosiu jums idėją, ką galima skanaus pasigaminti pietums, nenaudojant nei žuvies, nei mėsos. Todėl šiandieną mes gaminsime sojos kotletus, moliūgo troškinį ir pagardinsime agurkų jogurto padažu. Pietų šiandieną mes pradėsime gaminti nuo moliūgo troškinio, todėl aišku, mums pirmiausia reikės moliūgo, bulvių, šaldytų žirnelių, nes šviežių jau nebėra, cukinijos. Tie, kurie mėgsta, galite naudoti ir baklažaną. Žinoma, reikės sviesto achi ir prieskonių, reikės juodųjų garstyčių, juodgrūdės, anyžiaus, lauralapų, kumino, trintos raudonosios paprikos, rudojo cukraus ir žinoma druskos. Pirmiausia, mes turime kubelį supjaustyti bulves, moliūgą ir cukiniją. Prieš pjaustant moliūgą mes išimame sėklas ir jį nulupame. Ir supjaustome cukiniją. Jeigu cukinija yra nedidelė ir jo žievelė yra plonutė, tai jos nulupti tikrai nebūtina. Supjaustome daržoves ir dabar turime įkaitinti sviestą achi. Jeigu jo neturite, puikiai tiks ir aliejus. O dabar sutrinsime anyžių. Į išlydytą sviestą mes dabar subersime juodgrūdę, juodasias garstyčias ir lauralapus. Prieskonius apkepiname tol, kol juodgrūdė truputį apskrus, o garstyčios liausis spragsėjusios. Dabar sudedame kuminą, raudonąją papriką ir anyžių. Po 15 sekundžių mes sudedame bulves. Bulves kepame tol, kol jos šiek tiek apskrus. Bulvės jau apskrudo, o dabar sudėsime moliūgą ir cukiniją. Viską gerai išmaišome ir pakepiname tol, kol visos daržovės suminkštės. Štai daržovės jau suminkštėjo ir mes jas dabar perteisime į puodą. Dabar sudedame žaliuosius žirnelius. O dabar užpilame vandeniu, kad viską šiek tiek apsemtų. Maisto gaminimą aš naudoju ionizuotą šarminį vandenį. Kai moliūgo troškinys užvirs ir pavirs 5 minutės, mes tada sudėsime rudąjį cukrų ir druską. Nuo kol virs moliūgo troškinys, mes galime pradėti gaminti sojos kotletus. Sojos kotletams mums reikės sojos dribsnių, avižinių dribsnių, žirnių miltų, baltųjų miltų, česnako, svogūno ir prieskonių. Pirmiausia, mes sojos dribsnius užpilame vandeniu, o kad soja būtų skanesnė, rekomenduoju įdėti šiek tiek daržovių buljoną. Užpilame vandeniu. Šaltu vandeniu užpilame ir avižinius dribsnius, kad jie išbrinktų.
Kaip visuomet maisto gaminimui ir ne tik aš naudoju jonizuotą šarminį vandenį. Truputį daugiau apie jį aš jums papasakosiu laidos pabaigoje. O mes dabar supjaustysime svogūną ir česnaką, kol 20 minučių mirks sojos dribsniai ir avižiniai dribsniai. Dabar susmulkiname ir česnaką. Nors gaminame sojos kotletus, nereikėtų pamiršti ir moliūgo troškinio, todėl pats laikas dabar suberti rudąjį cukrų ir druską. Sojos dribsniai jau išbrinko, todėl dabar galime nupilti vandenį. Ta patį padarome ir su avižiniais dribsniais. O dabar avižinius dribsnius sudedame kartu su soja. Dabar sudedame svogūną ir česnaką. Įdedame porą šaukštų baltųjų miltų ir 3-4 šaukštus žirnių miltų. O dabar dedame prieskonius pagal savo skonį. Aš naudosiu ciberžolę, pusę šaukštelio imbiero, aitriųjų prieskonių mišinio, brušeto prieskonių mišinio, kvapniųjų ir juodųjų pipirų, kalendros ir šiek tiek indiškų prieskonių mišinio, kurio parsivežiau iš Indijos. Ir žinoma, nepamirškite druskos, o dabar viską gerai išmaišome. Į įkaitintą keptuvę įpilame aliejų. Į įkaitintą aliejų dedame paruoštą masę. Apkepus kotletams juos apverčiam. Kotletus kepame tol, kol gražiai apskrus. Sojos kotletams pagardinti puikiai tiks jogurto ir agurkų padažas. Norint pasigaminti padažą, jums reikės agurkų, jogurto be priedų, maltų kmynų, garam masala prieskonio ir juodųjų pipirų. Taip pat galėsite padažą papuošti raktažolės šakele. Agurkus reikės supjaustyti labai smulkiai. Jeigu jūs nemokate smulkiai pjaustyti agurkų, tuomet galite pasinaudoti burokinę tarką. Supjaustę agurkus sudedame į dubenį ir viską užpilsime jogurtu. Dabar dedame šaukštelį pipirų. Tie, kurie nemėgstate aštriai, naudokite šiek tiek mažiau. Šaukštelį kmyno ir pusę šaukštelio garam masala prieskonių. Dabar belieka viską išmaišyti. Štai ir viskas. Agurkų ir jogurto padažas baigtas. Jis yra ypatingai gaivus, todėl patiks visai šeimai. Norint pasigaminti sojos kotletus, jums reikės sojos dribsnių, avižinių dribsnių, 3-4 šaukštus žirnių miltų, porą šaukštų baltųjų miltų, česnako, svogūno ir įvairių prieskonių pagal savo skonį. Agurkų ir jogurto padažui pasigaminti reikės agurkų, jogurto be priedų, šaukštelį juodųjų pipirų, pusę šaukštelio prieskonių garam masala ir šaukštelio trintų kmynų. Moliūgo troškinys jau išvirė. Gal kiek skambės ir neįprastai, tačiau moliūgo troškinį galite pagardinti citriną. Skanaus. Norint pasigaminti moliūgo troškinį, jums reikės bulvių, cukinijos, betiks ir baklažanas, supjaustyto moliūgo, žaliųjų žirnelių, sviesto chy, pusantro šaukštelio juodųjų garstyčių sėklo, 2 šaukštelius sutrintos džiovintos paprikos, lauro lapų, 1 šaukštelio ožragės sėklų, 1 šaukštelio juodgrūdės, anyžiaus, 1 šaukštelio kumino, 2 šaukštelius rudojo cukraus, 2 šaukštelius druskos,
ką gaminti pietums, idėją jau turite, belieka patiems pasigaminti sojos kotletus bei agurkų ir jogurto padažo. Ieškodama informacijos apie sveiką mitybą, aš internete atsitiktinai aptikau informaciją apie jonizuotą šarminį vandenį. Ir labai nustebau, kad japonai, kas 5 šeimoje, geria jonizuotą šarminį vandenį, o Japonija pasižymi itin aukštais sveikatingumo rodikliais. Netgi oficialiai yra kai kurios ligos Japonijoje gydomos būtent jonizuotų šarminiu vandeniu. Man pasidarė smalsu, kas yra tas jonizuotas šarminis vanduo. Ir sužinojau, kad jonizuotas šarminis vanduo skatina medžiagų apykaitą. Geriant jonizuotą šarminį vandenį galima atsikratyti antsvorio, nes jonizuotas vanduo greitina medžiagų apykaitą, tokiu būdu greičiau iš organizmo yra pašalinami toksinai. Kaip tai veikia, aš netrukus jums pademonstruosiu. Dabar mes turime 2 eilės stiklinių su vandeniu, kurioje yra vienoje eilėje paprastas vanduo iš čiaupo, kitoje eilėje šarminis jonizuotas vanduo. O aš turiu tos pačios rūšies 2 pakelius arbatos ir dabar pamatysime, kaip pakeliai išmirks paprastame vandenyje iš čiaupo ir jonizuotame šarminėme vandenyje. Kaip matote, mes įmerkime vieną arbatos pakelį į paprastą vandenį iš čiaupo, dabar įmerksime dar į vieną indelį. Ir kaip matote, su kiekvienu puodeliu vanduo darosi vis skaidresnis. O dabar tą patį padarykime su jonizuotu šarminiu vandeniu, jeigu tiesiog paprasto vandens iš čiaupo. Kaip patys matote puodeliuose, kuriuose yra naudojamas vanduo iš čiaupo, jau 4 puodelyje arbata yra labai šviesos spalvos. Tuo tarpu vandens puodeliuose, kuriuose yra naudojamas jonizuotas šarminis vanduo, jis yra tokios pat spalvos kaip ir pirmajame puodelyje. O dabar paimkime iš indelio su paprastu vandeniu iš čiaupo arbatos pakelį ir įmerkime į jonizuotą šarminį vandenį. Pažiūrėkime, ar arbatos čia dar yra. Išėmus pakelį iš indelio su paprastu vandeniu iš čiaupo ir įmerkus į jonizuotą šarminį vandenį, manau, kad skirtumas yra akivaizdus. Vanduo iš karto parudavo, tuo tarpu šioje stiklinėje jis yra vos gelsvos spalvos. Tai ne fokusai ir ne stebuklai. Taip yra todėl, kad jonizuotas šarminis vanduo geriau prasiskverbia pro ląsteles, gerina medžiagų apykaitą ir tokiu būdu šalina iš organizmo toksinus. Taip kaip jonizuotas šarminis vanduo ištraukia iš arbatos pakelio visas jo savybės, lygiai taip pat jis veikia ir mūsų organizme, ištraukdamas iš organizmo visus toksinus. Daugiau informacijos apie jonizuotą šarminį vandenį galite pasiskaityti užsukę į tinklapį burbuliukas.lt. O aš su jumis atsisveikinu. Gražaus jums sekmadienio. Iki pasimatymo. Laidą remia Kosmira. 15 metų su jumis. Anticeliulitinės priemonės, jauninantį kremą ir jonizuotas dušo galvutes. Jau 15 metų su jumis Kosmira pristato naujienas, skirtas grožiui ir sveikatai. Kompanija Miraliux sukūrė 3 žingsnių anticeliulitinių priemonių rinkinį, kuris per kelis mėnesius akivaizdžiai sumažins celiulitą, kūno apimtis, bet ir visam laikui sustabdys naujos apelsino žievelės atsiradimą. Moteris, kurios išbandė šią naujieną, teigia, kad nieko geresnio nėra bandžiusios kovojant su celiulitu. Dar viena Miraliux naujiena – jauninantis kremas Miorelaksantas su bosvelijos rūgštimis ir šalavijais. Naudojant šį kremą pastebimai sumažėja mimikos raukšlės, kremo sudėtyje esančios medžiagos maitina odą ir mažina raukšles. Kosmira pristato jonizuotas dušo galvutes, kurios jonizuoja vandenį iš čiaupo. Prausantis jonizuotų vandenio oda bus švelni lyg kūdikio, lengvai pašalina nešvarumus iš porų bei ją drėkina. O trenkant galvą su jonizuotu vandeniu plaukai bus itin blizgus. Miraliux 15 metų su jumis.